Su jumis vėl aš, vėl ant žemės ir vėl japinu. Ir šį kartą norėčiau pajapinti apie savo mėgstamiausią hobį – Dungeons and Dragons. Mano nuomonė, tik tais mano nuomonė, tai yra geriausias hobis. Ir aš pabandysiu šiuo video įrodyti jums tai. Duosiu 4 argumentus ir tada galėsit patys nuspręsti, ar verta pabandyti ar ne. Jeigu kas nežinote, kas yra Dungeons and Dragons, tai yra stalo žaidimas, priskirtas Tabletop Role-Playing Games žaidimų kategorijai. Žmonės, žaidėjai, sėdi prie stalo ir ridena kauliukus, apsimetinėdami savo sukurtais veikėjais. Fantastinėme pasaulyje, su fantastiniais padarais, būtybėmis, magijomis, dievais ir visko, ką tik tais galima prisigalvoti. Tai yra vaizduotas žaidimas, kuriame kiekvienas žmogus įsitraukia ir dalyvauja toje istorijoje kaip pats dalyvis. Ir aš manau, kad šis žaidimas ištraukia iš mūsų tai, kas yra mūsų prigimtyje. Aš tikiu, kad mes esame sukurti pasakoti istorijas. Man vienas artimas žmogus kažkada yra pasakęs, kad mes užmirštame svajoti. Aš manau, kad civilizacija nebūtų tokia, kokia ji yra dabar, jeigu mes nebūtume svajoję. Mūsų svajonė sukuria vaidmenis. Svajonė būti tėvu, svajonė turėti didelį namą, turėti didelę šeimą, turėti darbą, kurį tu myli. Vaizduotė yra pagrindinis variklis vaiko brendime. Bet kuo mes toliau keliaujame, tuo mes mažiau svajojame. Aš nuo to nenutrūkau. Kiek aš atsimenu, aš visada dalyvavau vaidmenų žaidimuose. Mane ir draugus įkvėpdavo medija. Ir mes norėdavome tapti tų istorijų herojais. Viskas prasidėjo nuo 4 ar 5 metų, kur mes su kiemo draugai žaisdavom Cobra 11. Važinėdavom su dviračiais ir prižiūrėdavom rajoną. Tada atsirado Dragon Ball, kur mes rėkdami bandydavom tapti super saijanais arba sukurti Kamehameha. Tada aišku, Pokemonai su Pokemonų komandomis, Naruto. Bandydavom sukurti tuos handsainus, kad galėtume padaryti Fireball jutsu. Taip mes įsikūnijame į herojus, kurių vertybės mūsų augino. Tas vaidmuo pasąmonėje suformavo mūsų charakterį. Ir dėl to turbūt esu toks, koks esu dabar. Taip pat ir D&D, jis mums leidžia patapti tuo, ko negalime būti. Žmogus su kitomis vertybėmis. Žmogus, kuris galbūt net elgiasi kitaip nei tu. Įsikūnymas į kitus leidžia mums pasaulį patirti kitomis akimis ir pasimatuoti kitų batus. Patirtis įgytos žaidimuose praplečia tavo pasaulėžiūrą ir leidžia pasižiūrėti, kaip tu reaguoji kritinėse situacijose. Gal tu esi intravertas ir leidi savo būti žmogumi, kuris jaučiasi saugiai socialinėse situacijose. Realus pasaulis netaip ir skiriasi nuo žaidimų. Ir šiame pasaulyje, ir žaidimų pasaulyje mes susidurime su situacijomis, kurios padidina mūsų patirtį. Tai mus moko būti labiau street smart, sakyčiau, ir puoselėja mūsų emocinį intelektą. O jis, aišku, reikalingas visose gyvenimo situacijose, nes mes gyvename tarp žmonių. Ir būtent šis žaidimas mus priverčia bendrauti. Dungeons and Dragons kuria bendruomenę. Kaip ir dauguma stalo žaidimų, tu negali žaisti vienas. O būtent šis skatina mus bendrauti. Bet tu nekalbi apie darbus, vaikus, renovacijas ar kitus dalykus. Viskas yra palikta už stalo. Žaidėjai susirinka ne plepėti, o kurti. Tai nėra vieno žmogaus darbas. Tai yra kooperatyvus istorijos pasakojimas. Susirinkusi grupelė žmonių dalinasi savo vidiniais išgyvenimais, vidiniu pasauliu. Ir tai aišku, kad suartina. Nesvarbu, koks jūsų amžius, nesvarbu, koks jūsų statusas, jūs tiesiog sujungia bendras pomėgis, kuris atriboja mus nuo visuomenės sukurtų kategorijų. Viskas, kas lieka, tai bendras tikslas, kuriame mes visi esame lygus ir mes visi dirbame ties tuo. Vienas įvykis man labai įstrigo į galvą. Mes žaidėme žaidimą ir vienas iš žaidėjų gavo skambutį. Pasikalbėjęs, pasakė mums, kad sorry, turiu lėkti. Mano žmona gimdo. Ir aš taip nustebau. Vienas dalykas, kad visiškai random buvo čia, o kitas dalykas, aš net nežinojau, kad jis turi žmoną. Tai jis tiesiog sėdo ant dviračio ir išvažiavo į klinikas, nežinau kur ten, ir galvoju, jo, kokie mūsų yra skirtingi gyvenimai. O likę mes žaidėme toliau, strategavom ir kūrėm, stengiamės laimėti. Tad noriu dar pasakyti, kad Dungeons and Dragons skatina mūsų strateginį mąstymą. Nors viskas statosi ant istorijos, mums nereikėtų užmiršti ir strategijos. Kiekvienas sprendimas, kiekvienas tavo judesys gali turėti pasekmes.
O tos pasekmės būna ir teigiamos, ir neigiamos. Tu negali per žaidimą tiesiog ateiti į miestą ir sunaikinti dalį populiacijos vien tik tais dėl to, nes tu sudarei sutartį su velniu ir dabar tau trūksta krūvo sielų. Tikėtina, kad pats neišeis iš ten gyvas. Nėra taip, kad kaip pasakiau, taip ir būna. Tam yra taisyklės, kuriomis mes vadovaujame. Jeigu mes užpuolame civilius, tai tikriausiai pasirodys sargybiniai. Ir neaišku, ar tu nuo tų sargybinių pabėgsi. Taisyklės tavęs neapriboja, bet duoda rėmus. Rėmus strategiškai mąstyti. Galbūt nereikėtų persekioti civilių savo tikslams, kad ir kokie jie būtų, bet galbūt surasti blogiukus, kuriuos sunaikinus gautum taip pat ir sielų, tu įvykdysi teisingumą ir gausi tą brangią valiutą. Vedžiau vieną žaidimą, pralaužk vieną šaltą komandai. Ir tai buvo labai smagus žaidimas. Labai daug prisijuokėm. Bet pastebėjau vieną labai pagrindinį ir keistą dalyką, kad kiekvienas jų sprendimas turėjo būti kaip bitas. Jie stengiasi padaryti, kad būtų juokinga ir dėl to negalvoja apie pasekmę. Tas vienas civilis, kurio statusas buvo pakeistas iš gyvo į mirusį, jiems buvo juokingas. Man irgi. Ir nors tai padarė originaliai, jie visi suprato, kad vėliau sės į kalėjimą. Ir aišku, būtų sėdę turbūt tos istorijos pabaigoje, jeigu visi nebūtų mirę. Ir kodėl jie mirė? O dėl to, kad vienas žaidėjas nusprendė, kad bus juokinga, jeigu jo draugas, kuris ką tik buvo nukritęs ant žemės ir prikeltas, vėl kristų ant žemės. Ir taip, jis su savo dideliu kirviu paguldė savo draugą ant žemės, o kitą įimą tiesiog priešas atėjo ir jį nužudė. Realiai visi merdėjo ant žemės, kol pilnai nukraujavo. Žaidimo istorija taip ir pasibaigė. Jie tiesiog neįvykdė savo tikslo. Pabaiga labai įsimintina, bet tai buvo vienos sesijos žaidimas. O jeigu tai būtų kampanija, trunkanti metus ar 2, kur žaidžiame kas 2 savaitės, vienas toks sprendimas tiesiog būtų užbaigęs visą šitą istoriją. Todėl prieš priimant sprendimą visada reikia pagalvoti, kokios galėtų būti to pasekmės. Ir už tas pasekmes yra atsakingas žaidimo vedėjas. Dungeon Master. Ir tai yra vedėjo rolė. Viskas, kas pasaulyje vyksta, priklauso nuo jo. Ar tai yra geriečiai, ar tai blogiečiai. Jis duoda iššūkius savo žaidėjams, kad šie galėtų augti. Vedėjas galvoja, kaip kiekvienas iššūkis galėtų pakeisti istorijos tėkmę. Galbūt tai bus žingsnis atgal, galbūt bus tai žingsnis į priekį. Esmė yra tai, kad kartais vedėjas turi būti ir psichopatas. Visgi jis prisiema blogiečio vaidmenį. Jis nori, kad blogis laimėtų, bet tuo pačiu metu yra ir geriečio pusė. Visgi jis nenori, kad istorija pasibaigtų. Turi sugalvoti tokius iššūkius, kad žaidėjai norėtų tęsti tavo sugalvotą istoriją. Niekas jiems nedraudžia tiesiog mesti viską, ką jie darė ir tiesiog palikti. Išskristi į kosmosą ir nelaukti tos pasaulio pabaigos. Tu turi sugalvoti tokią istoriją, kur žaidėjų veikėjai norėtų būti tos istorijos herojai, dalyviai. Neužtenka tiesiog turėti blogiukus. Reikia, kad jie norėtų juos įveikti. Ir man asmeniškai patinka, kai blogiukai manipuliuoja žaidėjų veikėjais, kad jie priimtų blogus sprendimus. Papasakosiu vieną istoriją. Žaidėm vieną tokį siaubo stiliaus žaidimą, kuriame blogiukas apsimetinėjo jų draugu, jų sąjungininku realiai. Ir tas sąjungininkas sako, žiūrėkit, mano siunta pasimetė, galbūt galėtumėte nueiti ją išgelbėti. Man reikia tik tais dokumentų, ką jūs rasite, galite pasiimti. Tai jie tiesiog nukeliavo ir rado negyvą sargybinį su labai prabangiais šarvais. Pasižiūrėjo, kad tie šarvai puikiai tinka ant jų riterio, vieno žaidėjų veikėjo. Aišku, tai gana įtartina, kad taip tobulai viskas pritaikyta, bet jie sutiko tai paimti. Patys geriausi šarvai, o jie dar buvo mažo lygio. Ir tada visai tai užmiršo. Daug sesijų praėjo, nieko neįvyko su tais šarvais. Jie viską gavo, ko reikėjo, padėjo tie šarvai. Kol vieną dieną vienas toks kitas jų draugas buvo apkaltintas tuo, ko jis nėra padaręs. Ir jie tai žinojo. Ir dėl to miesto meras nusprendė jam atlikti mirties bausmę, sudeginti jį ant laužo. Tai turėjo padaryti per miesto festivalį. Visas miestas susirinko, žaidėjai irgi. Ir tada miesto meras atėjo ir išreiškė
kalba, kad šitas žmogus bandė jį nuversti nuo jo sosto. Ir jis dėl to privalo mirti. Ir aš žinojau, ką mano riteris darys. Jis žino, kad tas žmogus nėra nusikaltėlis. Ir jis bėgs jį išgelbėti. Ir aš to labiausiai laukiu. Kai laužas buvo uždegtas, mano žaidėjas pasakė, aš bėgu link jo. Ir jis pribėgo arčiau ir sakau aš jam, paridenk ataką. Reikia paridenti 20 sienį kauliuką ir stengiuosi išridenti kuo daugiau. Tai jis išrideno 20. Tai kas skaitosi kritinė sėkmė. Ir aš negalėjau būti laimingesnis. Nes tas kauliukų ridenimas buvo ne jo ataka. Tie šarvai, kurie buvo ant jo ilgą laiką, pradėjo veikti. Ir jis prieš savo norą paėmė savo kalaviją, iškėlęs jį, užsimojo ir nukirto žmogui galvą. Ta, kurį bandė išgelbėti. Ir tai nutiko dėl to, kad tie šarvai buvo užprogramuoti suveikti, kada jie prieis būtent prie to žmogaus. Blogiukas buvo pasiruošęs tam. Jis davė tuos šarvus. Jis pakišo tą jų kitą draugą ir laukė momento, kai jie patys jį nužudys. Draugo kraujas buvo ant jų rankų. Ir svarbiausia tai, kokia emocija paliko šitas įvykis. Žaidėjai pradėjo nekęsti to blogiečio. Ir jie norėjo jį sunaikinti. Ir šiuo filmuku aš norėjau jums pasakyti tai, kad kiekvienas nuotykis, nesvarbu koks, sukuria kažkokią emociją. Ir ta emocija mus padaro gyvus. Ir nors tai nėra tikra, tai atrodo tikra. Tokie žaidimai leidžia mums gyventi kelis gyvenimus. Ir tai padaro mūsų kasdienybę ypatingą. Rekomenduoju. Dungeons and Dragons, mano nuomonė, yra geriausias hobis. Tai jeigu vis dar tikite manim ir patiko šitas video, prašau paspausti patiktuką ir prenumeruoti. Aš vis dar stengsiuosi kas antrą penktadienį įkelti video. Tai tiek. Ate, Jonas su jumis buvo ir dabar nebebus.